Tai jau 9. Dubingių festivalis. Gal galite plačiau papasakoti, kuo šie festivaliai išskirtiniai ir žymus? Tai visų pirma, greičiausiai daugelis įsivaizduotų apie festivalį pradedant kalbėti, kad reikėtų iš karto pulti kalbėti apie pačią muziką ir kontekstą. O aš šį kartą norėčiau taip priešingai padaryti ir pakalbėti apie tai, kad atkreipkite dėmesį, kokioj geografiniai platumoj mes randamės. Dubingiai, kokio nuostabaus grožio yra kraštas. Tai visų pirma yra tai, kad kontekstas gimsta jau nuo to, paties festivalio, kur mes randamės. Tai nuostabi gamta ir žinoma istorinės aplinkybės, apie kurias papasakos Virginija kartu su Vaida. O kalbant ir grįžtant jau labiau apie patį festivalį, tai kiekvienais metais stengiamės klausytojus stebinti savo muzikinių žanrų visuma ir labai plačiu jų ratu. Galima galbūt taip įvardinti. Labai dažnai pas mus atvyksta netgi tarptautinio pripažinimo sulaukę atlikėjai. Pavyzdžiui, šiais metais turėsime atlikėją, dainininką, operos solistą, kuris prieš berods 15 metų Lietuvoje stipriai išgarsėjo, laimėjęs tokį muzikinį projektą 2 minutės šlovės. Tai Ilja Aksionovas. Jisai jau yra padainavęs vienose garsiausių pasaulio teatrų. Yra dainavęs netgi Milano Laskaloje. Tai mums ir labai didžiulė garbė ir privilegija, kad šiais metais mes jį turėsim kartu su Lietuvos nacionalinio filharmonijos ansambliu Muzika Humana. O kaip jums pavyksta prisikviesti tokias žvaigždės į Lietuvą ir į Dubingius? Kaip jūs ir minėjote, aš esu pats solistas, dainininkas, tai tų kontaktų tikrai nemenkai per eilę metų teko sukaupti. Tai mano kolegos, Muzika Humana ir jo šito kolektyvo dirigentas yra geras mano bičiulis, kolega Robertas Beinaris, profesorius. Tai kartu su juo tiesiog pasitarėme ir pagalvojame, ką čia tokio įdomaus būtų šiais metais pasiūlyti Dubingiams. Tai iki galo sakant į jūsų klausimą, tai pavyksta prisikviesti žvaigždes, žinomus veidus, tiesiog žinant ir turint bendrą kontaktą su jais. O ką bus dar galima šiemet lankytojams pamatyti? Taipogi labai yra svarbu paminėti, nuo ko pradėsime šiais metais. Birželio 21 dieną pas mus atvyksta džiazo virtuozė Neda Malūnavičiūtė kartu su savo scenos partneriu Richardu Baniu. Tai bus tikrai nepamirštamas koncertas, nes Neda jau, jeigu gerai pamenu, virš 30 metų yra scenoje ir tame koncerte, jinai ne veltui net pavadino savo koncertinę programą labai asmeniškos dainos. Tame koncerte išgirsime labai daug jos tokių vizitinių, tarsi vizitinę kortelę tapusių kūrinių. Ir toliau po birželio mėnesio seks Liepos mėnesį koncertas su Tadu Motiečiumi. Tadas Motiečius yra nuostabus virtuozinis akordeonistas, kartu su savo kolegomis pristatys koncertinę programą Vien tik Piazzolla. Tai išgirsime labai daug gražios akademinės muzikos. Ir kaip minėjau, koncerto viso festivalio pabaigoje išgirsime ir prieš tai minėtą Ilją Aksionovą kartu su muzikos ansambliu Muzika Humana. Turbūt verta paminėti, kad lankytojai galės ne tik muzikos išgirsti, bet ir kultūrinių renginių pamatyti, su parodomis susipažinti. Gal galite, dabar jau į Vaidą žiūriu, plačiau papasakoti apie tuos renginius. Aš nežinau geresnio fondo metų veiklos įvertinimo kaip atsakara, be jokios ir po to. Jau seks koncertas Liepos koncertą, tai bus. Ir kiek laiko tęsiasi. Tai dabar turbūt pats svarbiausias klausimas, tai kada tas festivalis prasideda ir kiek laiko tęsiasi ir kada jau bus galima atvykti. Festivalis kaip ir kiekvienais metais vyksta visais vasaros mėnesiais, tai yra birželio mėnesį šiais metais turim vieną koncertą, tai bus birželio 21 dieną, kaip ir prieš tai minėjau, tai bus Nedos koncertas, toliau seks koncertas Liepos mėnesio 12 dieną, tuomet pasirodys Tadas Motiečius su savo kolegomis ir festivalį uždarys Ilja Aksionovas kartu su Lietuvos nacionalinės filharmonijos ansambliu Muzika Humana, kartu ir su profesoriu Robertu Beinariu,
Rugpjūčio 22. Man visada yra problema su datom, stengiuosi taip pamastyti, kad teisingai pasakyčiau. Rugpjūčio 22 dieną vyks festivalio uždarimas. O informaciją jūs skelbėte? Labai teisingas klausimas, Virginija. Jo, tai šiais metais visi festivalio renginiai yra mokami ir į festivalio koncertus galima bus įsigyti bilietus platformoje kakava.lt. Tai tiek daug gražių kultūrinių renginių, koncertų, muzikos galės žiūrovai pamatyti šių metų festivalyje. Ačiū labai pašnekovams, ačiū, kad atvykote, kad pasidalinote informaciją, idėjomis ir ateities planais. Na, o aš atsisveikinu ir visus labai kviečiu apsilankyti šių metų Dubingių festivalyje ir sužinoti kažko naujo.